Ką, šiandien mano laimė, ne? 10 minučių pristatymas. Ką, trumpai apie save. Esu baigęs Lukiškių vidurinę mokyklą. Lukiškių vidurinė mokykla, jo. Mokytoja visą laiką man sakė, vat Valentinai, žiūrėk, tu dabar gerai mokysi, jeigu gerai mokysis, tai žiūrėsi į kalėjimą, jeigu blogai mokysis, tai žiūrėsi į mokyklą. Tai labai sumotyvavo, po to dėl tos motyvacijos įstojau į kooperacijos kolegiją. 4. kurse ją mečiau ir pradėjau dirbti logistikoje. Bet po 3 metų po to jau dirbdamas logistikoje ramiai baigiau mokslus ir dirbu logistikoje nuo 11 metų. Turiu šeimą, žmona Anžela, 3 berniukai, čia 2 dvynukai Martin ir Simon, dabar 5 metai ir 1 katinas, rusų mėlynasis, vardu Fanti. Hobiai, aktyvus laisvalaikio būdas, viską perduodu vaikams, automobiliai ir, aišku, ten galite pamatyti vaikai ir aš irgi mėgstam poilsį. Apie Avito. Visų pirma, apie kolektyvą, taip atrodo kolektyvas, šiek tiek galbūt šiai dienai pasikeitęs jisai, 11 žmonių dirba ir jeigu papasakot apie tokią realią istoriją įmonės, tai Avitra rinkoje nuo 2008 metų. Pirma Avitros veikla buvo mikroautobusiukų nuoma. Ekspedijavimo ir logistiką pradėjo 12 metais ir 18 metais kardinaliai pasikeitė visiškai koncepcija, produktai padidėjo, nes įsigijau aš su verslo partneriu, su Vitaliu, daugumą irgi pažįstamas jums. Ir nuo 19 metų Vitalijos įstojo Geležinį Vilką BNI ir nuo 22 įstojau aš. Ir 23 metais Avitra yra Vilniaus prekybos pramonė Armatų ekspedicijos narė. Apie produktus. Čia įvardinti visi produktai, žemės transportas, jūros pervežimai, avio kroviniai, geležinkelių pervežimai, sandėliavimas, muitinės tarpininkavimas ir vietinių krovinių pervežimai. Vietinių krovinių pervežimas čia pervežimas po Lietuvą. Pašnekėsiu dabar, pasigilinsiu galbūt apie pagrindinius produktus. Pradėsiu nuo žemės transporto, jūs galbūt čia kažkokios tai nepažįstamas raidės, ne? Tai kas yra FTL, LTL, negabaritai, tai trumpai pasakosiu, FTL čia yra full truck float, FCL yra full container float, čia grinai pilnas, pilni pervežimai vadinami. Į žemės transportą mes nesistojam link vienos transporto priemonės, nes logistikoje yra skiriami į transportininkus ir ekspeditorius. Mes esame ekspeditoriai, nes neturim savo transporto, bet turim patikimus per tam tikrą darbo laiką. Tai mes nepririšam prie vienos mašinos, tik tai, pavyzdžiui, tenkinis. Mes vežam ir ten negabaritinius krovinius ant platformų, vežam 120 kubų, 100 kubų megos mašinos, aukštesnės. Vežam dar dalinius krovinius. Dalinius kroviniai yra galbūt gabenimo 2 būdai. Pagrindė čia iš Europos į Baltijos šalius, tai galima paimti per terminalą. Terminalę, pavyzdžiui, iš Italijos atveža mažą mašiną į didelį terminalą Italijoje, surinkami kroviniai ir važiuoja didelė mašina pilna į Lietuvą. Ir aišku, vežam negabaritinius krovinius, jūros pervežimą, viskas paprasta, pilni daliniai konteineriai, avijos pervežimai, čarteriniai reisai. Čarteriniai reisai daug naudojami galbūt gėlėm ir tik specifinio, brangaus, ten labai mažai mes jų turim. Ir aderiniai čia išvis pavojingi, medicininiai kokie nors kroviniai. Geležinkeliai. Kodėl yra geležinkeliai? Čia alternatyva jūros pervežimo. Daugiausiai 9% vežami iš Kinijos per Lenkiją. Galbūt brangesnis jisai ant 15–20% negu jūros, bet greitesnis dvigubai. Jūros konteineris plaukia ten iš uosto Kinijai 60 dienų, geležinkelių atvažiuoja per 30 dienų. Tai va, gera alternatyva. Norėjau tiesiog parodyti, kokius įrankius logistikoje naudojami. Pagrindinė
be kurios neįsivaizduoju dabar Abitros darbo, čia yra CRM-as, vadinasi For Logistų, specialiai sukurtas logistiniai veiklai. Jisai padeda kontroliuoti galbūt visus užsakymus, generuoti užsakymus, išrašinėti sąskaitas, nors buhalterinė programa dar čia irgi neįkalta yra buhalterinė, bet jinai išrašo sąskaitas, po to sujungiama atskirai jau su buhalterinė programa. Aišku, naudojam transporto biržas. Transporto biržas yra skirtingų rūšių. Čia pavaizdavau aš 3 transporto biržos, kurias naudoja Abitra. Cargo LT čia daugiau Baltijos šalyse, Lietuviai, Latvijai, Estai naudoja ir Lenkai. Timakumas Europos viduje, pavyzdžiui, iš Italijos į Germaniją, taip toliau, ten tarptautiniai tokie pervežimai ir Trans-EU pagrinde sėdi, aš taip vadinu, Lenkų vežėjai, kur juos galima įrasti. Darom irgi outsourcingą visų klientų. Prieš dirbdami jos patikrinam ir suteikiamas kiekvienam klientui yra kredito linija, pavyzdžiui, kažkam tai 3 000, kažkam tai 20 000, ją viršijus jau žiūrim, stebim, kaip klientas yra mokus ir tam yra naudojamos Okredo ir Kreditinfo. Bet dažniausiai anksčiau naudojam Kreditinfo, dabar Okredo. Automatiškai siunčiame visą laiką pokyčiai, mokesčių, teismų, žmonių kiekis įmonė, jeigu keičiasi ir Gaurampa, ir Faideskai, jie naudojasi čia kaip krovinių biržos, bet klientai. Dideli klientai, tokie kaip Ermitažas, kai dažniausiai naudoja Gaurampa kokį. Ir mes irgi ten esam ir vežam per ten jo projektus. Išskirtinai pasakoju apie biržas. Tai 2002-2004 metais esam 3. vietoje iš 6000 transporto įmonių, būtent Trans-EU biržas. Jinai priskiria tam, nežinau, apdovanojimą galbūt. Turim ekspedicijos draudimą, mūsų veikla yra apdrausta. Čia nedaug kam pasakoju, bet kartais dirbam ir savaitgaliais, jeigu to reikalauja. Ir po 5. Ir pagrindinis galbūt išskirtinumas, tai irgi galvojam, ko išsiskirti, tai esame ne tik paprasti vežėjai, kurie gali pervežti, kaip aš minėjau, kad iš punkto A į punktą B ir viskas. Tai norim suteikti kažkokią tai reikšmę, tai realiai kiekvienam klientui mes padedam ir galim padėti susisiekti su jo teikėjais ir partneriais ir organizuoti nuo paėmimo visos reikalingos informacijos iki pristatymas iki pat durų, būti asmeninio logistinio menedžerio ir taupyti, aišku, jų laiką. Ko ieškome? Ieškome Latvijos, kodėl būtent Baltijos šalys gamybos įmonės, nes 90% visų klientų yra Lietuviai, Latvijai, Estai. Estų galbūt mažiau, Lietuviai, Latvijai daugiausiai. Tai gamybos įmonės, jas valstybės kapitalo įmonės turinčios atstovybės Latvijai, Lietuvoje ir Estijai. Ir statybinių medžiagų teikėjai, nes yra gabaritiniai, dideli, įdomesniai kroviniai. Jie namojuoja, nes vežam irgi iš Kinijos, jei ne vieną konteinerį, tai darom išmuitinimus. Tai labai įdomus irgi tokie klientai. Kaip reikėtų rekomenduoti, tai 3 paprasti klausimai, jeigu bendraujat, jeigu girdite apie logistiką, kažkas tai kažką veža, tai ar eksportuojate arba importuojate prekes, ar patenkinti darbo kokybę ir ar norite gauti jūsų turimų krovinių nemokamą kainų auditą šiai dienai. Kodėl kainų auditą? Nes mes nepririšam, kaip aš ir sakiau, prie vienos mašinos, o klientas gali atvirai pasakyti, su kuo dirba ir mes tiesiai šviesiai jam pasakom, ar galėsim geresnę pasiūlyti, negalėsim geresnę kainą pasiūlyti ir viskas, nes yra tikrai nėra konkurencijos galbūt logistika ir ekspedicijos srityje, nes mes visi tikrai bendradarbiavime žinom vienas kitą.